Yra tokia skrybėlaitė kaubojaus sapno improvizacija netrukus prasidės, tačiau neprasidės tol, kol čia šalia manęs neatsiras bent vienas iš jūsų. Kas norėtų? Vat jūs pakėlėt pirmą ranką, prašau. Ko jūs vardu? Aušrinė. Aušrinė iš kur? Iš Telšių. Iš Telšių? Taip. Iš taip toli? Taip. Stebuklas. Kągi, Aušrinė, užsidėsite skrybėlaitę? Prašau. Nu, ką jūs? Visai kita Aušrinė. Iš Telšių dabar. Buvot iš Telšių, o dabar Aušrinė iš Telšių. Visai kas kita. Kągi, Aušrinė, prisėskime štai ten prie mano stalelio ir sužinosim, kągi ir kaipgi reikės daryti. Įsivaizduokime, kad į mūsų studiją visai netrukus, tai yra tuoj pat atvyks Seimo narys. Kai tik Seimo narys padarys pauzę, Aušrinė privalės pasakyti žodį, kuris pakreips mūsų Seimo nario kalbą visiškai kitokią linkme. Galbūt, taigi pažiūrėkime, kaip Aušrinė valdys Seimo nario kalbą. Kokį Seimo narį šiandien norėtumėt matyti studijoje? Pradėkime. Prunskienė. Labas vakaras, mėly rinkėjai, labai džiaugiuosi jūs čia matydama, atvykau čia, nes yra viena didelė problema. Žemaitė. Žemaitė, kurią mes visi užmiršom. Ar jaunimas žino jos kūrinius, ar... Cicino dainos. Cicino dainos jiems rūpi vis dar. Saulė. Saulė jau kyla ir leidžiasi. Žemaitė, mūsų tikroji rašytoja, kuri... Dilgėlės. Dilgėlės aprašė taip, lyg jos būtų rožės gražiausios. Vaivorykštė. Vaivorykštė nutapė jinai savo literatūra, o jaunimas mūsų nežino jos nė vardo. Todėl... Repuoja. Repuoja. Ir man atrodo, tai yra problema Lietuvoje, jūs nesijuokite. Repavimas veda žmogų į visišką... Siautulys. Siautulys? Aš matau, mano žodžiai jums kelia juoką. Visai nejuokinga. Siautulys, kai apima žmogų, jis nebesuvokia, ką jis daro. Ar jis uosto, ar jis geria, ar jis nebeskaito. Sienos. Sienos jam prasiveria ir jis jau pats nebežino, ką daro. Kažkas. Kažkas juk jam turi parodyti kelią. Todėl aš kreipiuosi jūs, mėlieji. Žemaitė yra jūsų tautietė. Todėl... Balsuokite. Balsuokite. Na, čia ne prie ko. Balsuokite už mane, čia viskas aišku. Bet aš norėjau ką pasakyti, kad... Ausinės. Ausinės. Ausinės žmogui. Ar jos reikalingos? Bet kai ta repavimo problema yra, tai taip užsideda ir jie nebemato, kas kur vyksta. Apie ką? Bet mane labai, aš taip susijaudinus dėl tos Žemaitės problemos, kad... Rašinėliai. Rašinėliai, kuriuos aš perskaičiau atsiųsti iš Anykščių rajono literatūrinio irgi, iš kitų miestelių, baisus. Vaikai repuoja juose. Ta, neįmanoma skaityti, jokios nėra tėkmės literatūrinės. Todėl... Nevėžis. Nevėžis. Žiūrėkite, kas daro su nevėžiu. Jau eina iš savo vagos. O eina dėl ko? Dėl to, kad repas iš vienos pusės, iš kitos pusės vargšas upeliūkštis nežino, kur tekėt. Ir aš galvoju. Snaigės. Snaigės. Snaigės, kai pradės skristi, kas su nevėžiu pasidarys. Taigi užtvenks visą Panevėžio rajoną, jau apie šitą Telšius nekalbu. Todėl... Pasaulis. Pasaulis. Mums turi būti svarbus ir jis mums neatleis susiškrypusi nevėžį. Tada... Pavasaris. Pavasaris. Tada pavasaris skaitys, tai jūs visi pamatysite, brangieji. Neskaitysit Žemaitės, repuosit, jūs pamatysit, kur nusiris mūsų tėvynė ta gražioji. Ir todėl... Salė. Salė. Šita, kuri dabar čia sėdi, po tų visų nuklizmacijų, ji jau taip nebeatrodys. Jau sėdės čia su ausinėmis visi, surobotėję, nevėžio proanūkiai. Ačiū už dėmesį. Aušrinė iš Telšių genialiai valdė
situacijas, kurias ką tik matėte. Taigi aušrinė iš Telšių yra įteikiama štai toks dovanų kuponas. Tai parduotuvių tinklo Kaubojaus sapnas dovanų čekis, 100 litų vertės čekis. Už šį čekį tu galėsi nusipirkti prekių bet kurioje parduotuvėje Lietuvoje, Kaubojaus sapno parduotuvėje. Ačiū labai. Ačiū. Kaip jautiesi? Puikiai. Puikiai. Kągi, palik mums Skrybėlaitę. Ačiū labai. Linkiu gero vakaro. Atėjo metas padainuoti Artimųjų rytų popsas. Taip vadinsis šmotelis, kurį užgirsite netrukus. 3, tiesiog sakyčiau, narsuoliai, drąsuoliai, kurie galbūt šiek tiek artimai rytietiškai šį vakarą padainuos. Gül güdüm bey güdüm bay, gül gülüm bay, gül gül bay. Bülbül güdüm bay, yaylar güldüm bay, gül bülüldüm bay. Hava izingirde, kandı şihan, kurdi, kandi, handırdı ki samadda gindirde mi? Kadı şengirde, kandı singirde, kundu mama barnedin, terringindere kunda. Bülbül güdüm bay, güdüldüm bay, gümbülüm ben büründüm bay. Böngülünden güdüldü güden, gümündüm belin güngüm bay yo. Hamni hila menenin tülgülühler hamalci, hamni kıhnele tülgülühler, hamni gülhel hamalci. Kumbardı gezin dartım gedum urne, şengirde bedo, kangirden bir, anda singirde bedan urdu gindişindirde, go hundırdı gimbarda, endirdirde. Bülbül güdüm bay, Kumbardın gezin dartım gina, şengirden gezin dengirden, şenda hundırdı gimurda, şengirden gidengirden. Kengin burada singin bunu me, şangan dubarını getringinde. Khamana khayli subhanallah, khamana khayli fini. Şerde bülbül. Kažkas palieka aikštelę. Šį vakarą tai Andrius. Durys užsidarė, o dabar sužinosime, kągi Andrius turės padaryti, kai jis sugrįš. Be jokios abejonės jis sugrįš. Taigi, įsivaizduokime vakarėlį, į kurį susirenka draugai, tačiau jie kiek keistoki. Taigi, šeimininkas turės atspėti, kas yra kas iš susirinkusių Audrius. Kokia pasaulinio garso žvaigždė? Pavarotis. Labai gerai. Audrius Luciano Pavarotti. Kasgi bus Arūnas? Eminemas. Prašau. Maja Plisetskaja. Tai tikrai puikiai balerina. Ar Maja Plisetskaja. Ir kasgi bus Rimantė? Pamela. Gerai. Visi girdėjome, kad Rimantė bus Pamela Anderson. Visą tai turės atspėti ir įvardinti Andrius pirmin.
Prašom. Ai. Labas. Kaip visada taip nuostabiai atrodot. Vyno? Ai, mielai. Girdėjau, šiandien dar bus įdomių žmonių. Taip, bus. Labai sunkiai lūpos man dėliojasi. Raudono? Gal turite be alkoholinio vyno? Be alkoholinio? Vyno be alkoholinio neturiu, bet turiu vaisvandenių, jeigu norite. Ne, tada vyno geriau. Kągi. Nematau, kur pastatė tą vyną. Taurę, kur pripylėt pastatėt. Aš dar nepripyliau. O taurę, kur pastatėt? Jūs truputį ne... Ai. Kažkas ateina dar. Prašom. Sveiki. Labas. Jėzau, iš kokio čia jūsų holokaustą išleido? Šito žodžio netarkit. Tai man yra šventa, kai kas gali juoktis. Nu, bet žinot, jūs galėtumėt ir prisižiūrėti pinigų, turite jau formas, galėtumėt susitvarkyti. Dabar medicina pažengus. Jūs tai vadinate formomis, aš tai vadinu pripūstas čiužinis. Gražu čia pas jūs. Labai smagu jūs matyti. Tie žerai, aš labai pasilsis čia, kai atvažiuoti. O, dar kažkas atėjo. Sekundė. Prašom vyno. Dėkui. Prašom. Maestro Virgilijau, ačiū, kad pakvietei mane čia. Prašom, prisėskit, prašom. Nu, nieko savo, už mano tą jauniklę paimta nesenai geresnė. Tai, prašom. Madonna. Senai besimatėm. Nepriminkit ir šito žodžio man. Visai neseniai. O jūs čia tokia vietinė Madona? Nes pas mus tai yra visiems žinoma kita Madona. Tai pasijus tenai. Na, jinai ne vietinė Madona, jinai iš toliau. Vyno, prašom. Maestro, jums neatsibodo su tais nargliais? Na, aš manau, kad jūs visi pažįstami čia, ar ne? Vis dėlto šitokie žymų žmonės. Prašom susipažint, jeigu nepažįstami. Čia yra mūsų visų gerbiamas Moisėjevas. Aš sakiau, kad reikia jums formas tvarkytis, jau net nebeatskiria, ar jūs vyras ar moteris. Taip, čia mes turime Pavaroti. Ir nuostabioji didžiojo, taip sakant, fasado turėtoja. Na. Pamiršau pavardę. Jėzau, jie net lūpą sutraukė, čia viskas perėjo, dabar palauk susistumsiu, gal tada pažinsit. Gal bėkit, išgelbėkit ką nors. Oi! Jūs aš pliauskelę išgelbėsiu, ištrauksiu iš ežero trakų. Kol aš Ščedrinui paskambinsiu, jūs nubėkit, išgelbėkit ką nors, gerai?
Negaliu bėgioti. O jei Pliseckaja supainio su Moisėjimu. Atleiskite, atleiskite. Aš atsiprašau, o jūs ar tik nebūsit Brigitte Bardot? Ai, kaip jūs kakotin, jau žinot, aš ir jaunesnė žymiai. Barbė atsirado. Oi, palaukit, kaip man... Jūs man pavydyt grožio. Hepatitą C įsigydykit. Jūs tokia nuostabi, aš tiesiog pamečiau galvą, tikrai negaliu niekaip prisiminti. Kaip kitas gyvena? Nežinau, primušė išvažiavo. Primušė išvažiavo. O švedas modelis jau metė jūs, jo? Bet kam tai prie žmonių? Grįžit. Šudyfic. Aš jau ir krūtinę susimažinau, kad jau taip tik jau į akis. Tai, ką matysite toliau, mes vadiname improvizuotą istoriją tuščia galva. Audrius. Tuščia galva? Tuščia. La 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 la. Labas, broli. Sveikas, Juozai. Pietus ruoši? Ruošiu. Kaip tu? Gerai. Gerai. Aldutė, kaip matau, su vaikais dar negrįžo. Ne, o ką? Grįž? Nieko. Turėtų toj grįžti. Žinai, aš pirmą kartą sugalvojau, tiek, kad neruoždavau, pirmą kartą galvoju, paruošiu ką nors skanus, jinai labai mėgsta pizzą. Labai gražiai atrodo. Aš negražiai taip pelkdavus pastaruoju metu su Aldutė ir ją buvo išvažiavusi tolimą kelionę, taip laukiau jų. Ai, kaip gerai. Kaip jau tik kvapas koks skanus. Žiūrėk, gėlių nupirkau jai, matai? Žinai, iš tikrai buvau šlikštus. Negrįžinėdavau namo gal. Aš galvoju, va dabar būsiu geras jiems, mylėsiu Aldutę. Aš noriu pakeisti savo gyvenimą, būsiu doras vyras. Gerai? O! Pranai, aš... Pranai, prisės. Tu mane gerai pažįsti, ne? Aš tave gerai pažįstu. Mes broliai. Aldutė nebegrįž. Kaip nebegrįž? Paprastai, nei Aldutė, nei vaikai nebegrįž. Aš suprantu, tu susijėmei, bet tu pavėlavai. Bet aš nelabai suprantu, kodėl nebegrįž. Kodėl neturėtų negrįžti? Ji prašė manęs pasakyti, kad ji nebegrįž. Bet aš suprantu, aš negerai elgiausi, aš buvau šlikštus, chamas, bet dabar tai aš... Bet per vėlu. Broli. Jau metai, kaip ji... Vien žuo mes su juo susitikinėjom, supranti, ir dabar ji persikraustė pas mane. Ir aš atėjau tau pasakyti. Aš ją seniai mylėjau, bet aš nesakiau. Tu negrįždavai, jie ateidavo, guosdavosi ir kažkaip taip, supranti. Na, aš nežinau, kaip pasakyti, bet va taip gavosi.
Tai jūs su jais susitikinėt, ar ne? Mes neklausiam, kur tu būdavai tuo metu, supranti? Sveikinu. Šaunuolis. Geras brolis. Aš noriu, kad tu suprastum. Ačiū. Aš noriu, kad tu suprastum. Ačiū. Ačiū. Nereikia tos ironijos, nereikia. Aš noriu, kad tu suprastum. Ačiū. Ačiū. Pamirš šitus namus. Pamirš mane. Parnešk į pizzą namo. Ačiū. Žinai, ką pats valgyk. Štai tokia rimta istorija. Ką gali žinoti su kiekvienu iš mūsų, tai gali nutikti, ar ne? Kitai mūsų improvizacijai, mūsų žaidimų reikalingas žiūrovas. Žiūrovas, vyriškos giminės atstovas. Norit? Ne? Jūs norit, ne? Keliat ranką, prašau. Prisistatykit. Donatas. Donatas iš kur? Iš Kėdainių. Donatas iš Kėdainių. Donatai, ar jaudinėsi labai, ar man atrodo? Biški jaudinasi. Nesijaudink, iš Kėdainių viskas tvarkoj. Dabar jau kėdainiečiams nebėra ko jaudintis. Turit naują partiją. A ne? Girdėjai šitą naujieną. Taigi labai puiku, Donatai. Tarp kitko. Sveikas. Sveikas. Labas. Nu va, žiūrėk, jaudintis mažiau pradėjai. Donatai, kaip paprastai jūsų namuose yra vakarieniaujama? Atsisėdi prie stalo ir valgai. Labai teisingai, labai paprasta. Kas gamina maistą? Mama. Mama. Kas dar vakarieniauja be tavęs? Mano sesė, tėtis. Tavo sesė ir tėtis. Mama, sesė, tėtis ir tu. Taip? Ko vardu sesė? Rūta. Rūta. Mama. Živilė. Živilė. Ir tėtis? Rimas. Rimas. Gerai, Donatas, Rimas, Živilė ir Rūta. Užtenka tiek informacijos, pilnai pakanka šitiek žinių apie Donato šeimą ir apie tai, kaip jie paprastai susėda prie stalo ir valgo. Dabar pasižiūrėkime, kaip mūsų aktoriams atrodo Donato ir jo šeimos vakarienė. Aktoriams vaidinant, Donatas galės skambinti varpeliu. Tada, kai istorija, kurią jisai matys, vyksta taip, kaip iš tikrųjų įvyksta jo namuose, jam ten esant. Ir jeigu Donatas matys, kad aktoriai vaidina visai ne taip, kaip vyksta jo šeimoje vakarienė arba pietus, jis skambina gongu. Galime pabandyti. O tai va, teisingai. Taigi, kai gongas nuskamba, aktoriai pradeda vaidinti truputėlį kitaip, kad įtikti Donatui. Norėtum, kad kažkuris iš aktorių tave vaidintų konkrečiai? Nėra skirtumo. Rimai! Rimai, jau pekmat, kurgi net grįžti namo! Taip nebūna? Rimutį! Rimutį! Rimutį, eikš! Kas Živilė vakarieniai? Eikš, meilė, mano sėskis. Šiandien vakarieniai bus žuvis kepta. Tugi žinai, kad nekenčiu žuvies. Žuvis? Geriausias patiekalas žuvis. Aha, kaip pagaminai? Aš šį kartą pabandžiau ne tešloje kaip visada, o tiesiog ant griliuko, šiek tiek, žinai, su citrinyte ir su aliejūku. Va, paragauk pirmą to, tada jau vaikams duosiu. Tai kad degtinėlės neįpilsi? Įpilk truputį vandenėlio prieš valgant. Labas, tėti. Sveik, Donatai. Sveiki, tėvai. Labas, Donatai, kaip mokykloj? Gerai. Pažymiai geri? Labas, mama. Rankų plaut. Ai. Tėvas klausė, kokie pažymiai. Geri. Blogai šiandien. Aš sakiau tau su draugais mažiau vadalotis vakarais po gatves. Nešk diržą.
Nežvirga. Na. Motin, kiek kirčių? Gal šiandien vieną, žiūrėk, ir taip ištinės užpakalis vaiko. Vaikučio, riebus užpakaliukas, 5 varyk. 1, 2, 3, 4, 5. Labas, tėvelį, labas, mama, girdėjau kažkas rėkė, vėl mušėt tą? Sėskis, Ruteliuk. Kodėl vėl mušėt brolį? Jis to nusipelnė. Sėsk, mergužėlę valgyt. O kaip tavo pažymiai? Aš mokausi kur kas geriau už brolį. Daug geriau, tėvelį, už brolį. Daug geriau. Tau šiandien tik vanduo? Nemokša. Rankas nusiploviai. Na tai, gal tėvai malda iš pradžių? Tai gal pasimelskim iš pradžių? Gerai pasimeldė. Mes su tėčiu niekada atsimeldžiam. Kiekvienas pats pasimeldžia, kiek kam reikia. Teisingai. Valgom. Nu, valgom. Skanaus. Spong. Oi, iškrito gabaliukas. Rūta, televizorių jung. Ne, prie televizoriaus gal nejungi prie stalo. Teisingai, labai nesveika akim. Čiagi nėra virtuvėje televizoriaus. Nuo stalo į kampą. Rutelė, brangioji, žirnių paberk jam po keliais. Atsistok, va žirnių tau. Na tai, šeima. Aš brolio pabaigsiu dar gerai? Gerai. Gal paskui duokim jam vis tiek valgyt, ką? Gal tegu valgo kampe? Kai mokysis gerai, akių nedraskys prie stalo, tada ir gaus valgyti. Teisingai. Rūtelė, tu, man atrodo, per daug sukūdus. Daugiau valgyk. Vieni kaulai. Nu dabar taip madoje, bet jeigu tu tėvelį sakai, tai aš valgysiu. Va taip. Ir aš Ot, kur kai klauso vaikas, tai net malonu, ar ne? Net tas balbiesas. Ištrauk, duok, krapštam tėvai. Donatai, tai tu pasakyk man, kuo tu užaugęs būsi. Artistų. Kuo būsi užaugęs, klausiu. Inžinierium. Bravo! Ačiū labai, tai buvo Donatas. Tai buvo Donatas ir jo namų vaizdelis, jo šeima. Taigi, Donatai, kiekvieną rytą nuo rytdienos tavo namuose į duris pats pirmasis svečias, tai yra Lietuvos rytas. Lietuvos ryto prenumerata tau, Donatai, ir jinai iškeliauja į Kėdainius. Kągi, ačiū labai, Donatai, mūsų naujoji žvaigždė. Iki. Pasakykite man, koks gyvenimo reiškinys jums kelia didžiulį pasipiktinimą? Kas taip? Šlapdriba. Tai toks gamtos reiškinys. Korupcija. Korupcija tai jau tikrai gyvenimo reiškinys. Ir jums tai kelia didelį pasipiktinimą. Korupcija mums visiems kelia didelį pasipiktinimą. Ir dabar mūsų naujas, fainas, žiauriai geras bardas padainuos apie žiauriai nefainą korupciją, va. Toj, kol mano kolega suderins gitarą, aš truputėlį pašnekėsiu su jumis, susirinkusiais čia tokiais
gražiais jaunais žmonėm. Aš tikiuosi, kad jūs visi esate Lietuvos ateitis. Aš matau jūsų akise begalinę šviesą. Sėdžiu po medžiu, po žaliais aš lapais, o tenai už mūrinių sienų pinigai šlama. Sėdžiu aš ir svajoju, o tenai už tų mūrų vieni kitus vilioja. Ta korupcija, ta korupcija. Geriau pažiūrėtų į lapą, pažiūrėtų į geltoną gėlę. Geriau atsigertų vandens iš šaltinio. O tie begalviai, o tie visi ištroškę pinigų. Ta korupcija, ji mane nugalėt negali. Ta korupcija šlykštynės negali. Aš išeisiu į lauką, atsigversiu krūtinę vėjui. Aš išeisiu į lauką ir pažiūrėsiu aš dangun, o tie korumpuoti bjaurybės tegul sau supūva už tų sienų. Tie korumpuoti bjaurybės eina į visi velnių. Eina jie visi. Ir Sakalauskai tu irgi velnių. Skamba tikras geras reivas, jeigu kas nors supranta, kas tai yra ir kam nors sako, kodis kažką, tegu čia skamba reivas. Žinoma, ačiū jums, mėly žiūrovai prie televizijos ekranų, kad žiūrite mus ir mes tikrai pasistengsime jūsų nenuvilti ir kitą ketvirtadienį. Susitiksime po savaitės, o su jumis buvo muzika Hokšila, Aurelijus Globys, Rimantė Valiukaitė.
Šimkutė, Arūnas Sakalauskas, Audrius Bružas, Andrius Žebrauskas ir Ramūnas Rudokas. Ačiū labai, iki kito karto. O su jumis, kaip ir visada, kiekvieną ketvirtadienį improvizacijų šou.